Sveiki, šiandien atvažiavom pažiūrėti vieną namuką Soduose. Tai yra namas 80 kvadratų ir į ką noriu aš atkreipti dėmesį čia, konkrečiai šituo atveju. Tai yra, mes šiuo metu čia darom fasadas. Fasadas klasikas, skarda. Dažniausiai jis dedamas ant stogo, bet lygiai taip pat puikiai jis atrodo ir ant fasado. Ir kaip tai viskas daroma. Tai yra, mes sipo jau nematom, tai yra pirma eina sipas, paskui eina plėvelė, vadinai tokia marga, tada eina mediena, pirmas sluoksnis, tada antras sluoksnis medienos ir tada kabinasi skarda. Aišku, kam reikalinga mediena? Pirmas dalykas, tai yra reikalingas oro tarpas, kuris būtų tarp skardos ir plėvelės. Kad jeigu ten yra atsiras kažkokia drėgmė, kad jinai išgaruotų. Mediena dar reikalinga tam, kad jūsų fasadas nebūtų kreivas. Tai yra klasikas, yra tokia medžiaga, kuri reikalauja iš savęs labai faktiškai nestatybinio, o baldinės kokybės. Ir šitoj vietoj, sakykime, mes turim labai gerai išlyginti fasadą, o tam ir naudojama mediena, sakykime, su visais pakištukais ir išlyginimais. Dar yra klausimas apie graužikus sipiniuose namuose. Tai kaip nuo to mes gydom? Mes tai darom kaip ir visi kiti namai. Nesvarbu, kokia yra konstrukcija, nesvarbu, koks namas, jeigu yra ventiliuojamas fasadas, yra lygiai toks taip pat gydymas nuo to reikalo. Tai yra, mes apačioj dedam metalinį tinklelį ir jis apsaugo namą nuo patekimo graužiko. Tai tiek norėjau papasakoti apie fasadą ir iki kitą kartą.